programos pagrindinis tikslas yra remiantis mokslo ir naujausiamis technologijomis užtikrinti būsimą visuomenės sveikatos specialistą, sveikatingumo trenerį, sveikatingumo puoselėtoją, skatintoją, motivatorių mūsų visuomenėje. Studentai įgyja dvigubą bakalauro laipsnį visuomenės sveikatos specialisto ir sporto. 3/4 studijų yra skirti būtent visuomenės sveikatos studijoms, kurių metu studentai gilinasi į visuomenės sveikatos problemas, jų stebėsenos galimybės populiacijos lygmenių bei sveikatos stiprinimo metodikas. Turėtų rimti šias studijas tikintys, pasitikintys, stiprus, ambicingi. Jaunuoliai gal tikintys, kad iš tikrųjų dar galima mūsų visuomenę pakeisti, jų požiūrį, sveikatinti. Šita programa yra unikali tuom, kad mūsų visuomenės sveikatos specialistai įgis kompetencijų fizinio aktyvumo srityje, skatinant, motyvuojant ir netgi treniruojant. Tai yra, bus naudingi ir asmeniniam, ir bendruomenių treniravimui, skatinimui. Žodžiu, visapusiškesnis specialistas. Programoje reiktų paminėti, yra ypatingai skatinamos verslumo kompetencijos bei ugdomos asmeninės savybės tokios kaip lyderystė, gebėjimas formuoti komandoje, gebėjimas savarankiškai pasirinkti tobulėjimo kryptį ir ją vystyti. Atlikus studentų poreikių analizę, nustatėme, kad jiem pačios patraukliausios ir įdomiausios studijos, kurios yra siejamos su fiziniu aktyvumu. Dėl to mes fizinio aktyvumo modulius į programą įdėjom ne kaip pasirenkamasias alternatyvas, bet kaip pagrindinės studijas, kurias baigę studentai įgyja trenerio specializacijos diplomą. Tačiau mūsų absolventam atsiveria tarpdisciplininės perspektyvos. Žodžiu, jie gali savo veiklą plėtoti visuomenės sveikatos biuruose, centruose, ugdymo įstaigose, gali dirbti sveikatingumo treneriais bei gyvenimo būdo konsultantais. Linkusiems į verslumą yra suteikiamos galimybės, žinios pradėti verslą ir jį plėtoti sveikatos paslaugų sferoje, sveikatinimo sferoje. Na ir visiems linkusiems į mokslinius tyrimus galime pasiūlyti tęsti studijas magistrantūroje, visuomenės sveikatos, sporto vadybos, edukologijos ir kitose studijų programose.